Alpinistai pasirodo esate. Užlipo ant garsiosios Visbio sienos, kuri tęsiasi 3,4 kilometro. Ir dar vadinamo žiedo siena. Apjuose, nežinau, gyvenvietė, bažnyčia. Ir aš užsilipau čia biškį aukštokai, bet visai smagiai. O, kaip gražiai čia atsiveria panorama miestelio. Aišku, ne visa, kaip suprantu, bet siena tikrai tęsiasi. Aš maniau, kad yra tik tai kažkokia nedidelė atkarpa, o iš tikrųjų va. Čia kiek aprieta eina pakraščiu su visokiais pakilimais, bokšteliais. Ir va. Mama, įsidėjai pleistrų? Taip, įsidėjau. Ar jau nutiko įvykis? Taip. Kur? Ai, labai nedidelis, bet galėsim pagydyti. Gerai? Pleistrų uždėsi? Taip, tu tik tai nepasileisk ir laikykis. Gerai? Labai gražu čia, labai. Gal galėtume atvažiuoti? O čia jau naujamiestis toli matos, kažkokie nauji namai. Daugiabučiai. Bet jau taip atokiau, o visas grožis tai čia. Tie miesteliai, stogeliai raudoni. O čia buvusi ne kažkokia bažnyčia, ką? Likučiai jos. Ir truputį apdengta metalinis padarytas toks kažkoks viduj stogas. Gražu. Labai gražu. Einam toliau tyrinėti senamiestį. Visbis yra vienintelis miestas Gotlando saloje. Bent tai prašo Wikipedija. O kiti ten taškai, kur žadam plaukti, nebeprisimenu pavadinimo, tai yra turbūt skaitomas kaip gyvenvietės, bet ne miestai. Ir Visbį garsina būtent tą sieną. Va, tai mes išbandėm. O iš vis gyventojų Gotlande. Gotlande ar Visbį dabar galvoju, bet gal visam Gotlande čia skaičiuoja 22 000. Tai visi pažįstami beveik, ne Mariau? Čia tik tai labai daug turistų. Šį kartą labai žiemą jo, bet žiemą ką, jachtų neatplaukia, o šiaip keltai tai vis tiek kursuoja. Ir žiemą. Žiemą jie neplaukia, nes ledas užšąla. Jūra neužšąla, šiek tiek tik pakraščiukai būna, kad užšąla. Čia gal tokios pašto dėžutės ar kas? Iš arti biškį prieikim. Va, kažkokia tokia dėžutė panaši kaip pašto, tokia podidė. Įdomu turėti savo sodybą, savo namą gal prie tokios istorinės senos sienos. Langeliai dažnai va, su tokiais vitražais. Pusė lango vitražas, toliau matosi. Ūkininkauja. Vienas žmogelis savo kieme renka obuolius. Matėm vieną medį tokį pilną plipusį vyšniom. Taip skaniai atrodė, bet neskynėm. Ką? Jo, tokie nedidukai tikrai.
Pasižiūrėk, čia iš vis langeliai kaip palei žemę, ne? Ir su laiveliais jau pas juos motyvas pagrindinis laivai. Pelargonijos su senais vazonais apstatytas vazonas prie vazono, bet savotiškai va kaip gražiai atrodo. Oi, kaip čia gražiai irgi paaugę. Poilsio zonos. Čia gal ir vasarnamiai, kada atvažiuoja, va, ne matos, kad dabar nieko nėra. Tokias tvoras pasidarė, nelabai ką ir pamatysi kieme, ne? Mama, Ką? tuos nuversi. Nu, būna kartais, kad noris perzinti. Pamokė tėtis gražiai.